čia va ta pilis. Čia jau šita pilis va ir yra. Va. Nemačiau. Žodžiu, čia ta pilis žymi tom, kad čia... Žiūrim, va. Limasolio pilis žymi tom, kad čia apsiženio vedė Liūtaširdis, karalius. Ričardas, ne, karalius. Draugas, medis. Tai va, einam pažiūrėsim. Gal aplinkui pirmą peinam. Einam tam pažiūrėsim. Nu, va, kaip čia atrodo ta pilis. Ten nebeišeis. Užrakintas vanduo. Kokie čia požemiai. Požemiai, eiktų savo, didinga ta pilis kokia. Didinga kokios menės. Skliautai kokie. Žiūrėjom. Čia koks praėjimas yra. Tiu. Gal čia koks nors požemiai buvo kokie užrakinti. Man čia labiau į kokią nors bažnyčią. Panašiai. Slapti laiptai kažkur į viršų. Bet geriausias yra tas. Tiu. Varysim ten. Mama varo ten. O tu nesimachalo. Opa. Šešia, jei. Galva. Čia net nežinotum, kad čia tie požemiai yra, ne? Nu, geras. Einam čia, kol tie turistai ten. Su raštais visokiais, ne? Reiktų skaityti, aišku, kam čia buvo naudojama. Tuos visus patalpas. Nu, mes nežinom. Neturim tiek laiko visko skaityti. Va čia dar vienos patalpos kažkokios tai. Va. Čia tai. Jo, čia sunkiai jiem. Pro kur atėjom? Pasiklydom. Pasiklydo pro kur atėjo. Mama tave gauda. Likom toliau viršų. O, kokia čia. Daug visokių artefaktų čia. Noriu eit pažiūrėti artefaktų. Laiptai, ant stogiuką, lala. Iškilom ant stogą. O ten matosi prieplauka. Nu va, sakiau arčiukai. Gynybiniai plyšiai visokie. Jo, viską čia apeiti greičiausiai gali. Bas? Nes turėtų jį apginti visą perimetrą pilies. Dėl to turėjai galėti apeiti viską. Aha. Čia každa gali tą bokštą užlipti ar nebet. Žiūrėkim. Gal dar galima užlipti.
O, čia tik tiesiog praėjimas. Tiesiog praėjimas. Sveiki. Apibėgau aplinkui. Kažkaip tai tą pražiovlinau. Opa, reikia pritūpti taip normaliai. Laiptai taip gerai išdubė. Autentiškai čia. O. Nice. Daug pristatyta, tai nebelabai kas matos į tolį. Biškį paskraidėm. Nelabai ką gerai, negali labai gerai apskrist, nes visur pilna medžių visokių. Pastatai, biškį iš viršaus, tik tais kas šie kaip šie. Ką, viskas turbūt einam. Rokas jau nori miego belė kaip, pavargęs yra. Nesai, kad dabar tas 10 000 turistų čia sulips. O, ne. Paskutinę tetą atein ir galėsim eit po šitos. Nu, dar vieną įbėga. Bet po biškį gali pradėti eit. Thank you. Čia, kas čia buvo, prancūziškas akcentas? Fainas šitokie, nepraim galvą. Ten kažkoks irgi yra labai žaidžiai. Ne, ten tiesiog yra tunelis praeiti kitą pusę. Aš ten praėjau. Nu tai va, aplankėm Vyto Širdžio pilį. 9 eurai. Čing. Nu kaip jum? Nu, man įdomesnė už tą bokštą. Daugiau čia ką galima pamatyti, tai tiek, kad mes bėgom, aišku, nes su Roku tai nespėjau čia pasigilinti. Einam ten. Labai esmės. Važiuojam link namų. Gal pamėgos, kažkaip ramybės bus, kol pavairuosim. Toks piktas. Tik čiurnis. Pasibaigė kortelę, tai iš telefono, kaip reikia filmuoti, biškai dreba vaizdas. Ką padaryti? Yra minimelcai. Gabiai linkėjimai. Nu ką, lekiam jau mašinikiai, viskas lygtais tvarkoj buvo. Nieks nieko nenubraidžia tam parkinge, neiškiam. Dabar valandžikė ir parlėksim iki namų. Kamštukiai, stovim pusę 5, bet tai man biškai kažko nejaučia. Tas Limasolis, kiek ten sakei, 109 000 gyventojų turi, ne? Tik 109 000 gyventojų turim, bet gatvės siauros, trumpos, vingiuotos. Čia iš visur lenda tie visi mašiniukai ir užkiš. Gal čia tų išvažiavimų iš miesto, tų gatvių gal nėra daug, gal kokia tokia pagrindinė yra viena juosta, šviesoforų pilna ir viskas, stovim.
Kronikos Constructions LTD. Žodžiu, panikieriai čia statybom užsiema.